aukščiau už malūnsparnį, geras, ne? Jis realiai žemiau už mus. Nu va, atvykome į miestą pavadinimu Kumamoto, pavažiavom tramvajum, dabar tempiam savo nešulius iki viešbučio ir rytoj planas anksčiau atsikelt ir varyt prie kalno Aso. Kojos jau sunkiai laiko po vakarykščio žygio, bet ką žinau, toks jau planas. Ką, iki rytojaus. What tomorrow? Labas rytas, tai mūsų kelionė kalną Aso prasideda štai čia. Matote, žiūri kalnuoto vietovį. Ir šiek tiek pasistiprinę, nuėję iki Tūliko, eisim į kalną. Nu, Jokūbas naudojasi vending mašiną. Vending mašinų šalis. Jokūbas Bielovas vandalauja, lipa per tvoros. Tai lipame iš vieną iš kalno Aso viršukalnių, kuri vadinasi Kišimidakė. Tai atstumas ir tiesiog statumas kalno tai nesveikas. Tai ką, jau iš viešbučio išsineždinom, važiavom vienu tramvajum, 2 traukiniais ir paskui autobusu iki Aso kalną. Tai dabar jau esam vienos iš viršukalnių papėdėj, lipam į viršų. Viešbutį palikom sumuštinius, tai buvom jos pasiruošę šitai kelioniai, tai teks biškį palaukti nevalgius. Bet planuojam užlipti per maždaug kokias 3 valandas iki viršaus ir grįžti atgal. Praleidom taip pat vieną stotelę, turėjom kitą viršukalnį aplankyti, bet dabar išeis tik tai šitą. Bet žodžiu, džiaugiamės išvažiavę iš Kumamoto, nes vakar prisiskaitėm, kad apie 2016 įvykusi didžiulį žemės drebėjimą tenai, tai biškė kinkos drebėjo, bet stogas ant galvos neužkrito, tai viskas gerai, išvažiavom, čia saugiai atvažiavom, tai dabar lipsim ir tikėkimės, kad užlipsim, nes laiptai matomai labai status, eina vos ne kai siena į viršų. Nu, kritęs karys. Pas toks patės, klimuoji. Aš priekį, vadinas. Kaip sunku. Lemba toks atstumas. Toks statumas. Ugnikalnis rūksta. Pabaiga. Užkopėm į Kišimadakę viršūnę. Tai va, iš čia matosi aktyvus ugnikalnis. Rūksta dūmelis. Neaišku, ar kelias link ugnikalnio yra šiuo metu uždarytas, nes mes pasirinkom kitą kelią. Norėjome eiti tuo artimesniu, bet neaišku, ar jis dabar uždarytas ar atidarytas, nes jį labai dažnai uždaro dėl pavojaus, kurį sukelia vulkaninės dujos. Mes aukščiau už malūnsparnį, geras, ne? Jis realiai žemiau už mus. Šventieji vienuoliai varo keliu žemyn. Į Kuzdo.
Ką va, kiek laiptukų liko dar iki apačios. Po du. Ir šonu. Man tai daug patogiau šonu varyti. Nu, panas, jeigu ką mes čia darom dabar. Bandom nusikauti savais būdais iki kalno aso. Patranzuosim biškį, ne? Patranzuosim, ja. Vos tai nestos. Ne, nieks nepadeš turbūt mūsų. 20 minutes later. Nu ką, mums pasisekė. Sustojo gera tetutė, Japonė, ir pavežė mus iki vietos va, su šitu automobiliu. Lucky boys. Nu ką, atvykome prie ugnikalnio kraterio, stovim prie pat krašto, matosi kaip rūksta dūmai. Ir ką, reikia dabar kvėpuoti giliai ir stipriai, visas plaučių ligas išgydo šitie dūmai. Prie pat ugnikalnio kraterio yra ir slaptavietės padarytos visiems, kad galima būtų pasislėpti nuo pelenų, jeigu ugnikalnis išsiveržtų ir suaktyvėtų. Tai va, čia matote. Vaizdas aplinkui tai atrodo lyg koks, nežinau, Marsas, vien tik tai akmenis, smėlis toks raudonas. Ir šiaip šitą vietą kažkaip ne visai jautiesi toks saugus, nes visą laiką per garsiakalbius kalba, kad būkite atsargus, jeigu turite astmą ar kažkokių sveikatos problemų, neikite į šitą vietą, nes aplinkoje tvyro vulkaninės dujos ir panašiai, tai visą laiką tas toks balsas kažkokį tokį neramumą viduje kelia, bet žodžiu, ilgai čia nebūsim, leisimės įstoti, važiuosim namo. Čia turim saugumo indikatorius, tai dabar mes esame labai saugus, safe. Jeigu žalias degtų, reikštų, kad jau reikia susimąstyti, ar tikrai reikia eiti toliau. Geltonas reiškia, kad jau rimtas pavojus, o jau raudonas, jeigu dega, tai jau run for your life. Panas Jakūvai, kur mes čia atsiradom? Pakomentuokite situaciją, prašau man. Kaime, prie karvių mėšlų. Pažįstamas kvapas, ne? Mėštų. Japoniška puma. Juodi, labas. Koks tu dainingas. Tokia juodas iš karto. Vampyras kokiais dantim. Mūsų trivietis kambarys. Pušku, opa. Nu, ką nors pakomentuokite. Pušku. Miegosit jau, ne? Yra pilna kačiukų, sakė. Katinų šalis. Very safe area.
Tai eina. Tie mūsų